Na ką, labas rytas, mėlieji, šiandien jau yra kūčios, aš negaliu patikėti. Mes taip ilgai ruošiamės šventėms, štai jos ir atėjo. Tai šiandien laukia gan intensyvi diena, nes mes su Artūru dar turime pabaigti kelis darbus, tai dabar pradėsime dieną nuo filmavimo. Bet filmavimai bus labai smagus, nes Artūras su broliu bus Haris ir Marvas ir bandys aplokti butą. Tai man atrodo turėtų gautis labai smagiai ir man atrodo tuo metu, kai jau žiūrėsite vlogą, šitą reklamą bus išėjus, tai galėsite pasižiūrėti Artūro Instagramo profilyje. Na ir tada grįšime namo, supakuosime visas dovanas ir tradiciškai važiuosime švęsti iš karto pas Artūro šeimą ir vėliau pas mano šeimą. O rytoj jau tradiciškai eisim pas močiutę. Tai tokie yra planai. Užbaigsiu savo kavutę, papusryčiausiu, padirbsim ir sugrįšiu. Vat kaip man padėti ruoštis, kai jinai taip guli, aš nesuprantu. Vat kur aš dabar galiu eiti? Visą metų uždėsiu. Tai neškreliai visus laiškus. Na ką, dabar tradiciškai prisėdam prie dovanų pakavimo ir parodysiu jums, ką mes šiemet dovanojam. Šiemet dovanas nusprendžiau supakuoti į tokį retro popierių. Pasižiūrėkit, kaip nostalgiškai atrodo. Tokia, nežinau, primena jaukią vaikystę. Tai dovana, kurią šiemet itin didžiuojasi, yra štai šitas Wicked rankinukas, mano jaunesniai puseseriai. Jūs tik pasižiūrėkit į šitą kietą rankinuką, koks jis gražus. Ir prie jo štai tokie nerealiai gražus makiažo šepetėliai. Ir taip pat jį gau štai tokį Coca-Colos lūpų balzamą. Sofija tiesiog nujaučia, kad čia tarp jų ir jos dovana yra. Išsigandai senelio? Artūras senelis gal štai tokį jaukų megztuką. Nežinau, man jis labai toks fainas, seneliškas. Ir arbatos žolinėlis. Va toks bus komba seneliui. Sofija jau žino, kad jai ten dovana yra paslėpta. Ane, Sofija? O Artūro močiutė gal štai tokius 2 eglutės žaisliukus, tai grybuką, nes močiutė labai mėgsta grybauti. Ir štai toks, nes nežinau, man jis tiesiog priminė močiutę. Ir mes abiem seneliam padovanosime štai tokį šokantį ir dainuojantį kalėdų senelį. Mes norėjome, jeigu prisimenat iš praeitų video, pirkti jį Artūro tėvams, bet dėja tėvai jau patys savo tokį patį nusipirko, tai vat, dovanosime dabar jau seneliams. Ko jis ten moja? Senelis ten? Taip? Neaišku, čia niekas, ne? Tai Artūro tėčiui dovanosime štai tokį juodą sportinį kostiumėlį, čia yra kelnes ir džemperis. Artūro mama paprašė mažo rankinuką per petį, tai nupirkom va tokį rankinuką, tiesiog paprastas, klasikinis, elegantiškas. Ir tradiciškai kiekvienais metais mamai dovanojam eglutę žaisliuką, tai va jinai gaus šiemet va tokį linksmą. Tai mano vyresnė pusseserė gaus štai tokį papuošalų rinkinuką iš Happy, tai jau parodysiu. Tai kadangi mano vyresnė pusseserė yra 100% būsima karjeristė, tai nusprendžiau jai padovanoti štai tokią apyrankę tikslų siekimui ir štai tokį gražų sidabrinį kaklo papuošalą. Mano teta gaus štai tokį padėklą su lėkštutėmis, pasižiūrėkit, koks gražus ir jisai va taip sukasi. Aš pati tokį turiu, nusprendžiau ir jai padovanoti. Ir taip pat gau štai tokį arbatų ir skanėstų rinkinuką. Tai toks kalėdiškas kombo bus. Toliau mano mama šiemet nusipirko iPhone'ą, tai nusprendžiau jai padovanoti štai tokį burgą keisą. Ir taip pat tokius Biocel plaukų šotus. Čia yra vitaminai plaukams. Ir mano močiutė gal štai tokias šiltas, mielas šlepetės. Ir taip pat, kadangi jinai yra diabetikė, jai reikia valgyti daug riešutų, bet jai yra tiesiog sunku graužti riešutus, tai nusprendžiau jai padovanoti štai tokį rinkinuką įvairiausių riešutų sviesto. Tai čia yra ir anakardžių, ir žemės riešutų, ir migdolų. Tai va, tikiuosi jai patiks. Na ir pagaliau parodau jums mūsų puodelius, kuriuos gaminome su Artūru dar rudenį, tai jos dovanosime mūsų draugams. Čia toks gavosi mano puodelis.
spalvas. Šiaip aš tikėjausi, kad nusiglazuruos tolygiai, bet taip gal visai ir įdomiau. Tai šitas puodelis bus mūsų draugui, o šitas puodelis bus draugiai. Šitą puodelį gamino Artūras, pasižiūrėkit, kaip gražiai gavosi ir spalva, ir forma. Čia dar yra jos vardas. Pasižiūrėkit, kaip gražiai. Ir kadangi mūsų draugai yra labai didelė smailyžė, tai nusprendėm jai padovanoti štai tokį karamelės rinkinuką. Tai čia su lazdynų riešutais, su Himalaya druska, su kalėdiniais prieskoniais ir su belgišku šokoladu. Ir dar mes čia turim įvairiausių arbatos guminukų. Tai čia guminukai, kurie ištirpsta ir tampa arbata. Dar paskutinė dovanėlė bus mūsų vaikams. Ir dar visai pamiršau parodyti Artūro brolio dovaną. Tai jis gaus štai tokį LED šviestuvą, kurį galima pasikabinti ant sienos. Čia yra jo Instagramo nikas. Ir dar jis gaus tokius 2 LED šviestuvus, kurie šviečia įvairiomis spalvomis. Tai vėliau galbūt parodysiu. Nepatikėsit, bet aš Artūro dovanas taip gerai paslėpiau, kad pati pamiršau, kur paslėpiau. Ir dabar tiesiog su tokia panika jų ieškojau, bet ačiū Dievui radau. Gerai, tai kol Artūro nėra namie, aš jums parodysiu, bet šito išpakuoti dėja negaliu, nes labai gražiai supakuota ir aš jo atgal tiesiog nebesupakuosiu taip. Jūs tikrai matėt jau šitą daiktą praeitame video. Tai čia yra kaklo papuošalas, širdelė, kurią aš nupirkau kalėdinėme pop-up'e. Tai su ta širdelė buvo tokia istorija, kad aš ją pamačiau ir labai norėjau padovanoti Artūrui, bet jisai tuo metu buvo su manim. Tai galvoju, kaip čia išsisukti, atsikratyti Artūro, kažkaip tyliai greitai nusipirkti, tai mes jau realiai išeidami iš mugės, apsirengę, aš sakau, Artūrai, tu palauk, aš nubėgsiu dar į tualetą. Ir tada greitai bėgte bėgau į tą kioską, man greitai supakavo viską, tai va, ir taip tyliai atsivežiau namo viską. O šita dovana buvo Artūro wishliste, čia yra kreditinių kortelių piniginė. Štai taip jie atrodo, čia yra aukštos kokybės dirbtinė oda. Nu, žinokit, labai gerai atrodo. Čia vat spaudžiasi mygtukas, iššoka kortelės. Man sunku su viena ranka rodyti, bet va taip jis išsisklaido. Pasižiūrėkit, čia galima ir dokumentus pasidėti, ir grinuosius. Ir va taip jis susilanksto su magnetuku. Ir va taip atrodo. Labai kompaktiška, stilinga, nu žiauriai gera. Gerai, tai kol Artūro nėra namie, dabar reikia greitai supakuoti jo dovanas ir tada jisai grįš ir mes pakuosime visas likusias. Gerai, Artūrui supakuota. Aš čia, kaip žinai, kalėdų senelio šitą. Supakavai man dovaną. Atvažiavom pas Artūro tėvus, pažiūrėkit, kaip čia papuošta. Dar ir čia žiūrėkit, kaip papuošta. Kaip cute. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break.
You can't make it in the shop. You can't put it on your sled. You know me so well. Nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. Namai numeris 2. Pasižiūrėkit, kaip mama gražiai papuošia. Labas rytas ir su šventom kalėdom. Vakar šiaip žiauriai smagiai praėjo šventės, mes taip pavargome ir mūsų šuniukai irgi žiauriai pavargo, nes irgi gavo daug dovanų, visokiausių emocijų, daug pažaidę. Tai jo, šiandien esame šiek tiek pavargę, bet laukia antras raundas, dabar eisim pas močiutę, parodysiu jums keletą dovanų, kurias vakar gavau. Tai iš Artūro vakar gavau štai tokius gražius žiedus, o šitas tiesiog nerealiai gražus. Čia yra Pilgrim prekinio ženklo. Ir dar iš Artūro gavau štai tokį Black Honey lūpų balzamą. Jis yra su atspalvis, yra labai populiarus, manau tikrai turėjot girdėti. Labai norėjau jo. Jis turi tokio bordinio atspalvio, bet labai natūraliai. Ir čia nėra lūpdažis, čia yra lūpų balzamas, tai jisai gerai drėkina lūpas. Ir dar iš to pačio prekinio ženklo iš Pilgrim gavau va tokią grandinėlę iš mamos. Labai gražiai atrodo. Iš Artūro mamos gavau va tokias mielas tapkutės. Na ir apart to, žinoma, gavau dar kitų labai fainų dovanų. Tai ką, jau mes turime po truputį ruoštis pas močiutę. Pasižiūrėkit, kokią fainą šiandien maikę turiu. Žiauriai man patinka, šiaip man labai šitas klipas patinka. Tai va, judam. Močiutė kaip visada gražiai papuošusi visus namus, pasižiūrėkit. Kaip jaukiai. Šiemet va taip atrodo močiutės eglutė. Čia pažiūrėkit, koks pilnavertis svečias pas mus.